reikia prisižiūrėti save ir būti sveikiam. Štai tokiais žodžiais kalbas apie vyrų rūpinimąsi savo sveikata, tai aptarėme praėjusioje laidoje, reziumavo Marijus Užupis. Ir niekas nepaneigs, kad Marijus Vyčio žvaigždė. Ne tik dėl taiklių metimų. Marijus mėgsta bendrauti, yra smalsus ir todėl jo kadaise klausėme, ar Marijus nenorėtų, kad grįžtų jo rubrika. Tai jau čia ne nuo manęs priklauso turbūt šitas dalykas. Ir kas mes tokie, kad neleistume tam įvykti? Ką žinai apie Gediminą Macėną? Iš Prienų. Iš Duobės. Iš Prienų. Gal žinai, kiek metų ir kada pradėjo krepšinį žaisti? 18, pradėjo prieš 3 metus, man atrodo, kažkur. Kaip tu kalba, kad ten 50, kiek iš tikrųjų yra? Na, aš manau, virš 30 šiek tiek, 50 nėra dar. Bet dirbtas pasas, ne? Taip. Žinai, kad buvo Macėna išvykęs į užsienį žaisti? Jo. Kur? Ukraina. Ką jis ten veikia? Žaidė. Papasakok apie Ukrainą. Ką papasakok? Kai žaidėjai? Žaidžiau Ukrainoje. Nu, daugiau kažką. Žaidžiau Ukrainoje. Prieš šiek metų tai buvo. Porą metų. Kodėl pasirinkai Ukrainą? Todėl, kad norėjau išvykti iš Lietuvos. Pabandyti svetur, laimę. Čia vieną kartą buvo išvykęs? Buvo vieną kartą Rygoje Barns, žodžiu, bet čia ausinis nesiskaito iš tikrųjų. Čia per sieną ir viskas, a ne Užupį. Taip. Gal žinai kažkokių meras? Pavardės jo. Žinojau. Žinau, kad ateini iš akių areną, ten pilna nuotraukų. Šitą Edgaras Stanionis, ką žinai apie jį? Po traumas, metikas, lipikas. Lipikas, konkorėžis renka. Viską jis renka. Ačiū Marijui, jau tapo aišku, kad Gediminas Macėna žaidžia labai ilgai, o Edgaras Stanionis to nežino arba apsimeta, kad nežino. Todėl imame mikrofoną ir tikslinamės, kada visgi įvyko legendinio Gedimino pažintis su krepšiniu. Labai senai Prienuos. Gal akmens amžius. Nežinau, kažkaip krepšinis pasirinkau ir tiek. Sportavau ir futbolą, tai tiksliau sakant, lankiau ir futbolo būrelį. Bet taip išėjo, kad krepšinį pasuko. Visada gynėjų žaidėjo žaidė. Nieko ypatingo. Galiu žaisti ir ketvirtoje reikia. Žinau, gali būti ir kosmonautoje reikia, bet priklauso, kaip tu jie būsi. Gedimino istorija įdomi. Apie jo kaip futbolininko talentą visame Lietuvos krepšinio pasaulyje apskritai sklando mitai. Bet pasidomėkime ir kitais, kokia buvo jų pradžia ir kada pirmą kartą pavyko įdėti į krepšį. Su kamuoliu. Nu tai vaikystė, žinot, visi kieme eina žaisti, turiu menį, žiūri televizorių, žiūri tas varžybas, noriu sportuoti ir kažkada pakvietė pabandyti ir pabandžiau. Dabar iki dabar dar bandau. Tėvas atvedė į krepšinį, taip galvojau ir aišku, kad populiariausia šaka ir kad susidomėjimas Lietuvoje gal ir sąlygos geriausias yra propaguoti čia sporto šaką. Tai pradėjau savo kaime, atsimenu, į 4 klasį pamokoje sėdėjom ir atėjo kūno kultūros mokytojas ir kvietė rinktis į krepšinio treniruotę. Nuo to viskas prasidėjo. 17, ne, gal 16 metų iš tikrųjų. 18, gal 17? 14 metų įdėjau. Užupis turbūt net nesapnuotų tokių dalykų. 12 metų, tai čia buvo toks Šakiuose vyko anksčiau šeimų turnyras, tėtis aš ir mano draugas. Tai tada vadėjo oficialiai, tai gal 13 metų. Talentas ir jo puoselėjimas bei tinkamai tą talentą puoselėjantys treneriai vienas svarbiausių dalykų krepšininko gyvenime. Talento nemanau, kad daug turėjau ir iš tikrųjų taip jau yra, kad ne per daug, bet iš tikrųjų daug buvo įdėta darbo. Nieko nemokėjau, bet man taip atrodė gal, kad mokėjau geriausiai tuo metu, kaip prisimenu. Paskui taisį treneriai mokino. Na, aš visą laiką to tikėjau, bet ar toks buvo, tai nežinau. Nesimatė talento, visi taigi vaikystė vienodė buvo. Čia Marijampolė, Domas Kriščiūnas, toksai treneris buvo mano ir jisai man, ne man vienam, bet tiesiog komandai sakė, kad ne visi būsit krepšininkais, bet svarbiausia išaugti žmogumi. Norėtume su šia išties teisinga Marijaus mintimi keliauti į rungtynes su Perlu, tačiau formatas įpareigoja prieš tai pristatyti praėjusios savaitės metimą iš Užupio. Ši nominacija atitenka naujajam komandos simboliui Lukui Damušiui. Lukai! Šiek tiek pritrūko, gal tiesiog buvo šiek tiek per daug. Gerų metrų per toli. Su sunkesniais kamuoliais treniruotėse mėto Lukas Damušis.
rungtynių su Vilniaus Perlu iš Šakių arenos buvo išlydėti rungtynių teisėjai. Nesėkmingai rungtynės pradėjęs Vytis po pirmųjų 20 minučių turėjo deficitą, kurį antrojo rungtynių pusėje ištirpdė ir ketvirtajame kėlinyje net įsiveržė į priekį. Tačiau Margirio Normanto tritaškių šou ir kontroversiški teisėjų sprendimai paskandino Vytį, kuris pralaimėjo 72-80. Trys mėnesiai. Nežino niekas derinių. Per ilgąją pertrauką buvo apdovanotas naudingiausių praėjusio mėnesio žaidėjų pripažintas Paulius Belevičius, kuriam atiteko 30 eurų Spotland čekis.